Šiandien turime svarbių naujienų iš Zaporižės krypties. Po to, kai Ukrainos proveržis sustabdė Rusijos puolimą, ukrainiečiams buvo dabar arba niekada žengti kitą svarbų žingsnį. Prasidėjo mirtini mūšiai, kai Ukrainos specialiosios pajėgos pradėjo mechanizuotą proveržį į Stepanivką, taip sukeldamos grėsmę visam Rusijos pastangų žlugimui šiame regione. Ukrainos karinės žvalgybos specialiosios pajėgos sunaikino Rusijos infiltravimosi grupės, bandžiusias veržtis link regiono sostinės ir koordinuotais dronų smūgiais, apkasų valymo atakomis bei artimos kovos veiksmais likvidavo daugiau nei 300 Rusijos karių, efektyviai sustabdydamos priešo puolimą. Šios greitos kontratakos atkūrė kontrolę svarbiose pozicijose 3 skirtingose ašyse dar prieš Rusijos daliniams spėjant susitelkti. Dabar Ukrainos pajėgos pereina prie 2 operacijos etapo, siekdamos visiškai pakeisti situaciją, o pagrindiniu tikslu tampa Stepnirkas. Atsitraukus Rusijos pajėgoms iš aplinkinių teritorijų, Ukrainos kariai įgijo pakankamai operatyvinės erdvės pradėti gilesnius reidus, ypač vakarinėme flange prie Primorsko. Ši santykinė laisvė leido Ukrainos vadovybei suplanuoti mechanizuotą puolimą, kuris sudarytų galimybę prasiveržti į Stepanivką. Ukrainos planuotojai pirmiausia pasitelkė žvalgybinius dronus ir specialiųjų pajėgų patrulius, kad nustatytų saugiausius prieimo koridorius, sudarytų Rusijos ugnies pozicijų, minų laukų ir dronų paleidimo vietų žemėlapius dar prieš prasidedant puolimui. Dėl to, kad abi pusės, ir ukrainiečiai, ir rusai, buvo tankiai užminavusios teritoriją, Ukrainos karininkai nusprendė pasikliauti minoms atspariais, nuo pasalų apsaugotais šarvuočiais, kurie užtikrintų pakankamą karių išgyvenamumą judant vietiniais žvyrkeliais, kad šie neliktų įstrigę ir nuolat atakuojami Rusijos dronų. Ukrainos specialiųjų pajėgų dalinio Artan paskelbtame geolokuotame vaizdo įraše matyti operacijos pradžia, Ukrainos šarvuotos mašinos atsargiai juda keliu Stepanivkos link ankstyvą rytą tankaus rūko priedangoje. Nepaisant šių pranašumų, kurie apsaugojo Ukrainos puolimo grupę nuo Rusijos dronų, kelias išliko itin pavojingas, sunaikintos priešo technikos likučiai buvo išmėtyti palei kelią ir ribojo ukrainiečių judėjimo greitį, o minos vis dar buvo išsibarsčiusios jų kelyje. Kol kolona judėjo į priekį, sprogo kelios minos, tačiau Ukrainos šarvuočiai vis tiek tęsė žygį nepaisydami sprogimų. Pasiekus šiaurinį Stepanivkos pakraštį, Ukrainos formuotė išsiskirstė į kelias grupės. Šarvuočiai iš karto pradėjo slopinti Rusijos pozicijas kulkosvaidžių ir automatinių granatsvaidžių ugnimi, taikydamiesi į pirmasias pastatų eilės, kad užgniaužtų Rusijos pajėgas, laikančias išorinį gynybos perimetrą. Išlipę iš šarvuočių, Ukrainos specialiųjų pajėgų kariai perėjo prie miesto valymo operacijų. Kariai sistemingai judėjo nuo rūsio prie rūsio ir nuo pastato prie pastato, naudodami granatas ir sprogmenis, kad neutralizuotų įsitvirtinusias Rusijos pozicijas ir kartu sumažintų savo pačių nuostolius. Kovos greitai tapo artimo nuotolio ir chaotiškos, o Ukrainos komandos metodiškai užiminėjo vieną kvartalą po kito. Tuo pačiu metu Ukrainos FPV dronų operatoriai prisijungė prie puolimo, medžiodami Rusijos karius, bandančius persigrupuoti giliau gyvenvietėje ir priversdami juos trauktis dar toliau į pietus. Operacijos pabaigoje Ukrainos pajėgos jau buvo įsitvirtinusios šiaurinėje Stepnohirsk dalyje, o artilerijos ir dronų smūgiai toliau taikėsi į Rusijos pozicijas pietiniuose miesto sektoriuose. Pasiekus šį tikslą, Ukrainos pajėgos sutrikdė rusų bandymus konsoliduoti kontrolę ir apvertė situaciją. Dabar, kai Ukrainos kariai yra gyvenvietės viduje, spaudimą patiria jau Rusijos infiltruotojai. Įsitvirtinimas leidžia Ukrainos kariams judėti tarp pastatų ir uždengtų pozicijų, o žvalgybiniai dronai nuolat stebi rusų judėjimą iš viršaus. Tai sukuria palyginti saugius koridorius pastiprinimui ir tiekimui patekti į miestą. Apskritai, Ukrainos įžengimas į Stepnohirsk žymi antrąjį kruopščiai suplanuotos operacijos etapą, kurio tikslas sustabdyti Rusijos pajėgų veržimąsi upės krantu Zaporižės link. Ukrainos specialiosios pajėgos tiesiogiai veržėsi į ginčijamą gyvenvietę, kad užkirstų kelią rusams persigrupuoti ir plėstis toliau į šiaurę. Tačiau dėl greito planavimo, agresyvių kontratakų ir koordinuoto dronų karo Ukraina dabar keičia situacijos eigą ir nuosekliai stumia Rusijos pajėgas atgal iš vieno pavojingiausių sektorių, grasinusių regiono sostiniai.